Kol vedžioju šunį, šiek tiek papasakosiu. Žiūrėkit, kiek žmonių ruošiasi gerai gyventi, kiek žmonių ruošiasi būti laimingais ir vis sako, tarkim, kai apsiženysiu, o tada išeisiu iš tėvų ir būsiu laiminga. Arba kai pasistatysiu namą, o tada gyvensiu. Kai išvažiuosiu į kelionę, tada pailsėsiu. Kai pasikeis mano gyvenime va tai ir tai tada aš darysiu šitą. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Kiek tų kai. Ir žinot kas, tuo kai galima pavadinti visą tą būseną. Tai yra, žmogus pripranta būti situacijoje, kai kažkas, o visą tą kitą laiką, tai jis tarsi kenčia. Kenčia savo gyvenimą iki kažkokio rezultato, kuris kažkada kažkaip tai bus. Kai ir kai. Tai tas kai ir lieka jūsų gyvenimo. Tas kai ir laukimas, kai kažkas pasikeis, tai tada pradėsiu gyventi, o žiūrėk, jau ir pasenau, jau ir vaikus užauginau ir mirt laikas. Tai gal nelaukit, kol kai atsitiks, o gyvenkit, kol kažką veikit. Suraskite prasmę, suraskite džiaugsmą savo gyvenime, o jeigu to neišeina, tai priimkite tai, kad jūsų nuolatinis kai tai ir yra gyvenimas. O tada gal suprasit, kad esate auka savo situacijos. Pastoviai pripratot arba išmokot, arba netgi dažniausiai taip ir būna, mokykloje išmokino gyventi ir jaustis kai. Tai yra pastoviai jaustis nepatenkintų ir svajoti apie tai, kai kažkas įvyks, kai kažkas atsitiks, tai tada jau bus gerai. Tai ne, toks ir gyvenimas yra pastoviam lūkestyje. Norite kažką pakeisti, mąstykite apie tai, koks procesas vyksta tuo metu, kai jūs kai ir kaip ilgai tai kartojasi, kaip keliauja vienas kai nuo prie kito. Gal kažką įsisąmoninsite ir imsit keisti. Sėkmės, iki.